Tęsėme Delfi dieną ir dabar, kaip matėte, rubrika knyginėjimai trumpai su manimi kolegė Delfi kultūra redaktorių Jūratė Žulytė. Labas Jūratė, ačiū, kad atėjai į studiją. Nu ir pristatykime tas knygas, kurios nėra pačios naujausios, bet nemažiau įdomios ir jas tikrai nori skaityti, galbūt net per Kalėdas. Taip, labas Sauliau, sveiki, mėly žiūrovai. Tai čia yra įvairių ir naujų ir nenaujų perleistų labai populiarių knygų. Turim nedaug laiko, tai reikia greitai čia viską skubėti papasakoti. Gerai, kibkime. Taip, čia ir po Kalėdų eglutę puikiai tinkančios knygos. Pirmoji yra Einšteinas laike ir erdvėje, 99 gyvenimo epizodai Samuelio Greidono knyga. Tai kas yra Einšteinas, turbūt niekam pasakoti nereikia. Garsiausias pasaulio mokslininkas, visi jį žino, jo įvaizdis toks ikoniškas, pamatai žilų susivėlusi plaukų kupetą ir supranti apie ką čia. Iškirsta liežuvė. Taip. Ir apie ką šitas autorius ir sako, kad ar jūs esate tokie tikri, kad gerai žinote, kas yra Albertas Einšteinas. Ir čia yra, galima taip tai vadinti biografija, bet ji nėra tokia tradicinė, čia yra sudėti 99 gyvenimo epizodai, iš kurių galima jį geriau pažinti, ne tik kaip mokslininką, bet ir šiaip kaip žmogų. Tai įdomus bus tiek tiems, kurie domisi mokslu ir matys, kaip jo idėjos vystėsi, kurias jis pats sugalvodavo, pats sugriaudavo, iš naujo pergaldavo, tiek apskritai įdomių biografijų mėgėjams, nes jis toks buvo. Nors ir daugelio mėgstamas, bet kai kartais ir pamaištaujantis, mergišius buvo toksai, su šeimai ne taip gerai elgėsi kaip su aplinkiniais, tai tiesiog toks labai įdomi asmenybė ir turintis kitų pasiekimų, ne tik mokslo, pacifistas, labai jisai pasisakė prieš karą, nors irgi ten keitėsi pažiūros, tad labai toks nevienareikšmis žmogus ir labai buvo įdomu tikrai susipažinti ir pamatyti, kad mes labai tik paviršių dažniausiai pakapstame. Tai yra tikros istorijos iš jo gyvenimo. Taip, tai yra tikros, yra dar surinkti atrasti jo laiškai, taip pat irgi susirašinėjimai tiek su jo šeimos nariais, tiek su jo mylimomis moterimis, tiek yra ir kitų žinomų žmonių sutinkamais, bendravo su labai daug ko ir su Holivudo žvaigždėmis, politikais, karaliais, su Freudu susirašinėjo, tai čia labai daug įdomių tokių detalių mozaika pridėliota. Puikiai, labai gerai. Keliaukime prie kitos knygos ir vadinasi Elektra, čia ne apie Carmen Elektrą, kalbama apie mitologinę būtybę. Taip, čia yra apie mitologinę būtybę ir yra žmonės, kurie mėgsta graikų ar antikinius tiesiog mitus, yra kuriems jie galbūt kartais būna gal šiek tiek per sudėtingiau, mes tiesiog labai laikė nutolome. Ir čia prieinama, Jennifer Saint autorė rašo tokią knygą, kuri tuos mitus papasakoja šiuolaikinė kalba. Čia yra pagrindinė veikėja, taip, Elektra, garsaus tokio karaliaus Tirono Anangemnono dukra. Ir tiesiog pasakoma tie mitai ne taip, kad sausai, kad atėjo, paaukojo dievams, įvyko pergalė, bet viskas taip šiek tiek sušiuolaikinti, kad mes artimiau pajaučiam, o kaip jaučiasi karalienė, pavyzdžiui, kai karalius paaukojo dukrą jos dievams, kaip tada pasikeičia visi šeimos santykiai, kaip kas kerštauja. Ir taip visai kitokių kampų pažiūrima, šiek tiek iš tokios vakariečio pusės ir dviejomis pusėmis, ir pasakojimo stiliumi, ir apskritai tuo, nežinau, kiek tenai tais laikais iš tikrųjų buvo galvojama ne tik apie dievus, bet ir apie psichologinę savijautą ir panašiai. Geras, įdomu. Kitoks kampas šiek tiek, ne mitologija negu... Visiškai kitoks kampas ir lengviau suprastos mitus žmonės perskaitė. Taip, negu esam pratę girdėti galbūt istorijos pamokose. Gerai, kita knyga mane domina, yra apie kulinariją, apie maistą, kas joje rašoma yra. Taip, tai yra Fanės Levando Vilnius vegetariškų patiekalų knyga ir man labai norisi apie šią knygą sakyti, kad ji yra ypatinga, tik kartais šiek tiek apmaudu, kad tas žodis ypatinga yra nuvalkiota šiek tiek šiais laikais, bet tikrai tokia yra, nes tai yra jau legendinė knyga, jinai buvo išleista 1938 metais, Lenkų kilmės žydės, kuri gyveno Vilniuje, turėjo restoraną dabartinį Vokiečių gatvį, kur lankydavosi grietinėlė visa, ten dailininkas Šagalas yra palikęs atsiliepimus šioje knygoje. Bet nuo jos pačios likimas dėja buvo tragiškas, žinom apie ją, kad ji žuvo bandydama pabėgti iš Vilniaus geto, bet knyga išliko. Ir tą knygą vėliau visiškai Londone kažkur antikvariate kažkas atkapstė, jidiš kalba ji buvo parašyta, suprato, kad čia yra didžiulis lobis, išvertė į anglų kalbą, vėliau lietuvių, taip jau ne pirmą kartą ir lietuvių kalba pasirodo. Ir žmonės tiesiog ir mačiau, ir dabar jau socialinės tinklose jau vėl yra šita knyga, galvojame, nebėra. Ir tiesiog visa ta istorija yra ypatinga, kad ji netiesiog propagavo vegetariškus patiekalus, nors tikrai juos mėgo ir visada sakė, kad galima iš jų skaniai pagaminti, bet irgi, kadangi buvo tas prieš karą laikas, mėsos trūko ir dar be to žydams buvo uždrausta skersti gyvulius, taip kaip prašo jų religija, tad ji pasakė, kad mums tuo metu mėsos ir nereikia, tai daržovės yra ir sveikiau, ir skaniau, ir mes galime turėti labai prabangę virtuvę, tiesiog valgydami vegetariškus
ekologiškai ir būti dar sveikesnė. Tad čia tokia ne tik kad receptų knyga, bet ir istorinė vertybė ir pagerbimas labai iškilaus žmogaus. O knygoje tik receptai yra kažkokių istorijų, galbūt asmeninių? Čia yra tiesiog trumpa įžanga, papasakojant irgi būtent knygos gimimo istoriją, toliau yra jau jos receptai, yra šiek tiek tokių paaiškinimų irgi pritaikymų šiems laikams, nes kitaip, tais laikais, pagalvokim, irgi nebuvo ten orkaitės, nebuvo į krosnį vidutiniškai šilta, net ar šalčiau, tai čia jau yra paaiškinimai, ką reiškia ta vidutiniškai šilta krosnis, kaip jau čia prisitaikyti ar kaip pamatuoti kiekius maisto, tai šiek tiek yra adaptacijos paaiškinimo, bet iš esmės stengtas išlaikyti originalą ir originalias iliustracijas. Puikiai, tikrai gera dovana kalėdoms gal net, ar ne, norint kažką nustebinti, kas mėgsta gaminti. Gerai, ką dar turime? Taip. Gabrielis Garcia Marquezas 100 metų vienatvės ir tiesą pasakius, net sunku kažką pasakyti apie šią knygą, nes, jeigu jos dar neskaitėte, tiesiog privaloma. Aš esu iš tų žmonių, kur visada mane užkabina, kai būna koks nors straipsnis, interviu žmogaus klausia, kokios jūsų mėgstamiausios knygos, kas jums padarė didžiausią įtaką. Ir labai didelė dalis tų garsiausių, žinomiausių, daugiausia pasiekusių žmonių įvardina šitą knygą. Ji tikrai tiesiog yra viena garsiausių literatūros klasika. Tai yra magiškasis realizmas. Šita knyga yra praktiškai sinonimas apskritai šito termino. Čia pasakojama vienos giminės 7 kartų istorija. Vyksta Latino Amerikoje veiksmas ir dar magiškasis realizmas kaip savoka, pasakot, kartais sunku suprasti, kas yra realybė, kas yra magija. Ten viskas Latino Amerikoje viename. Ten veikia ir dievai, ir kažkokios ten mistinės veiklos, kelionės laikų, ko ten tik nesidaro. Labai turtinga kalba, labai, tiesiog, net jeigu jums nepatiks, jūs turite perskaityti ir žinoti, apie ką tai yra ir turėti savo nuomonę, nes tikrai kada nors pokalbėje, kur nors kalba apie šią knygą bus. Puiku. Na gerai, ir trumpai dar paskutinę knygą apžvelkime. Taip, tai yra Neregimoji šviesa, Anthony Doerr knyga, 2015 metais laimėjusi Pulitzerio premiją, puikios vertėjos Zitos Marienės išversta. Tai yra tokia, ji lengvai parašyta, bet tokios nelengvos istorijos. Romanas tai yra, kuriame eina 2 linijos, tokios pagrindinės, kurios, aišku, paskui susikerta. Tai viena linija yra apie prancūzės mergaitės gyvenimą, kuri maža, netenka regėjimo, gyvena Paryžiuje su tėčiu muziejininku, bet jaučia, kad artėja karas ir jos tėtis muziejininkas gauna vieną labai tokią svarbę užduotį, nenoriu sugadinti malonumo pasakojant kokią, ir jie bėga nuo karo tiesiog į kitą miestelį, galvodami, ką jiems daryti. O kita pasakojama linija yra apie jauną vokietį, našlaitį, kuris yra labai talentingas ir išmano techniką, moka taisyti radiją, moka sekti jos signalus. Ir taip atsitinka, kad jį tiesiog paima į frontą ir jų keliai kažkaip susikerta. Ir jie, žodžiu, tai yra tokia ir liūdna labai istorija, bet labai šviesiai, labai gražiai parašyta irgi apie tokį žmogiškumą, paaiškinimą, kad ne viskas visada taip paprastai galima įvertinti, kad žmonės atsiranda įvairiose aplinkybėse nuo jų nepriklausančiose ir kad jų požiūriai keičiasi ir kas juos formuoja. Ir beje, pagal šitą knygą visai neseniai pasirodė Netflix filmas ir aš galiu išduoti, kad, man dažniausiai... Jis taip pat ir vadinasi, Neregimoji šviesa, bet filmas yra, supaprastintas, kaip visada būna. Knyga tikrai yra kur kas turtingesnė ir netgi pabaiga yra kitokia. Aš skaičiau, tiesą pasakius, pirmą pažiūrėjau filmą, taip jau susiklostė ir jau galvau, aš čiagi žinau viskas, kaip baigsis, bet skaičiau ir visgi ne taip pat baigėsi. Tai labai įdomu yra perskaityti ir palyginti. Kalbant apie lyginimo istorijas, ko gero panašiai yra ir su Gyvena kartą Uvė, tiek filmą lyginant, tiek knygą. Taip. Kitomis spalvomis. Ačiū labai, Jūratė, kad atėjai šiandien į studiją ir pristatėjai šias knygas. Dėkui tau.